Labadiena, esu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytoja Evelina ir šiandien parodysiu, kadangi mes sulaukėme pavasario ir laukiame vasaros ir laukia daug švenčių, parodysiu, kaip lengvai, paprastai susikomponuoti stalo kompoziciją. Visų pirma, mes turime floristinę kempinę ir parodysiu, kaip taisyklingai ją pasiruošti ir primirkyti vandeniu. Įdedam į vandenį ir leidžiam ramiai jai prigerti vandens tiek, kiek reikia ir pamatysite iš kitos pusės, jinai arba skęs, aišku, priklauso nuo gamintojo, jinai arba nuskęs, arba šiek tiek jinai patamsės, ištrauksite iš vandens ir pajausite, kad jinai yra stipriai sunkesnė. Taip, ir parodysiu, kaip negalima vis dėlto ruošti floristinės kempinės. Tai negalima ant jos pilti tekančio vandens, negalima jokiais būdais per prievartą jos skandinti. Pat kaip šiuo atveju, iš jos išeidinėja oras, mes galime palaukti, bet kokiu atveju oras išeis. Išsitrauksime iš vandens ir galiu parodyti, kas atsitinka. Floristinė kempinė neprigėrus vandens ir jeigu mes komponuojame augalus, augalai negauna vandens ir jie greitai nuvysta. Tai štai, floristinė kempinė prigėrė vandenį, mes ją išsitraukiame, pasiemam indą. Indą rekomenduoju stalo kompozicijai imti truputėlį su kojele, prikelta, tada kompozicija atrodys lengvesnė, estetiškesnė, elegantiškesnė ir tada mes ją truputėlį apspjaustom, pasiruošiam, kad jinai mum tiktų į indą. Truputėlį susiapvalinam, nes nereikia, kad mum floristinė kempinė iškiltų labai aukštai. Štai, pasirašėm floristinę kempinę, įsistatėm į indą ir dabar pereinam prie gėlių. Gėles parinkau spalvotas, kadangi mes po žiemos pasilgom spalvų, mūsų šventės, kad būtų spalvotos, neliūdnos, tai ir stalas vėlgi atrodytų linksmas, tai pasirinkau kaip pagrindą ružavos spalvos gėles, šiuo atveju vedrinas ir tulpės, ir kaip papildančias spalvas ir kitas gėles tai putinas ir neužmirštuolė. Jeigu jums nepatinka rožinė spalva, mes tikrai galime keisti ją į baltą spalvą, tai tikrai vaizdas nebus blogesnis ar prastesnis. Išsitraukime gėles iš vazos tam, kad vėlgi kiekvieną kartą traukdami gėlę mes nelaužytumėm kitų gėlių. Ir mūsų darbas prasideda nuo floristinės kempinės pasidengimo, užsidengimo. Aišku, jūs galite naudoti žalumą, jūs galite naudoti samaną, bet kadangi šitoje kompozicijoje aš noriu kuo mažiau žalumos, įvesiu tokią gaivę pavasarišką žalią spalvą su kita gėle, tai mano pagrindas jisai bus rožinis. Tai šiuo atveju mes taip ir dirbam, mūsų pagrindinis darbas prisidengti floristinę kempinę, nes vis dėlto tai yra techninė medžiaga, kurios, neturėtų matytis. Gražesnius mes žiedus galime pasilikti paskiausiai, nes jie matysis labiausiai. Komponuodami pagrindą pasisukinėjom indą iš visų pusių, kad plius minus atrodytų vienodai. Kadangi šią kompoziciją aš planuoju dėti ant stačiakampio pailgo stalo, tai kai komponuosiu augalus, kai komponuosiu gėles, aš ją darysiu šiek tiek pailgą. Jeigu jūs namuose turite apvalų stalą, komponuokite apvalią formą. Dabar aš pasiemu pačius gražiausius vedrino žiedus, kuriuos pasilikau paskiausiai. Ir ką aš jums rekomenduoju, iš tikrųjų, tai truputėlį pažaisti su aukščiais, kad kompozicija atrodytų natūralesnė, elegantiškesnė, lengvesnė. Tai nebijokite truputėlį pažaisti su gėlių aukščiais. Turime pumpurų. Tai tikrai jokiais būdais neišmeskite, nes pavasaris, vasara kompozicijose puikiai, nuostabiai atrodo ir pumpurai. Na štai, šiam momentui aš baigiau dirbti su vedrinu ir vėl, ką aš toliau darau, aš pasiemu tulpę.
tai nuo tulpės nuimam visus lapus. Jokiais būdais neplėškite nuo tulpės lapų, va taip kaip aš dabar rodau, bet tvarkingai su pirštų pagalba arba peiliuko pagalba iš lėto po truputėlį mes nuimam lapus. Taigi pradedam komponuoti tulpes ir vėlgi galima šiek tiek tulpių įkomponuoti ir žemai prie vedrynų. Taip truputėlį atsiranda kitokios formos, kitokios tekstūros. Ir būtent to kontrasto principu mes labai gražiai pamatome kiekvieną žiedą. Ir nebus nuobodu. Šiek tiek vieną žiedą žemiau, kitą aukščiau. Dabar mes galime komponuoti žiedus ir aukščiau. Taip mes išgausime ir efektą. Taip išgausime lengvumą, kaip ir gamtoje iš tikrųjų. Visos gėlės pas mus pievoje žydi skirtingais aukščiais. Lygiai taip pat ir kompozicijoje komponuokime augalus skirtingais aukščiais. Vėlgi tulpę galime šiek tiek prasiskleisti. Na, susikomponavom vedrynus ir tulpes. Turime labai rožinę kompoziciją. Jeigu tai yra vaiko gimtadienis, jauno mažo vaiko gimtadienis, galbūt jums tinka ir tokia spalva, bet kadangi mes pasiilgę spalvų, įkomponuosime dar truputėlį ir kitokių spalvų. Turime neužmirštuolės. Labai pasirinkite, jeigu neužmirštuolės nepatinka, tai pasirinkite ką nors tokio, kad žiedai būtų lengvesni, smulkesni, atsirastų šiek tiek ažūro galbūt, truputėlį lengvumo, nes būtent smulkesnis žiedas priduoda tą tokį lengvumą kompozicijoje ir vėlgi tą patį natūralumą. Susikomponavau neužmirštuolės ir šį kartą nusprendžiau, kad mano žydra spalva bus tik vienoje pusėje, o į kitą pusę komponuosiu žalią, skaisčiai žalią spalvą, kad labai neįvesti netvarkos vėlgi iš kitos pusės. Taigi baigiame kurti šventinę kompoziciją, kuria tiktų bet kuriam šventiniam stalui.